Sveiki! Biokuro perspektyvomis šiandien jau niekas nebejoja. Apie tai kalbėsime su ūkio ministre Birute Vėsaite. Taip pat žiūrėsime, ką žiemą laukuose veikia kombainai. Ir sužinosime, kokias kvotas Lietuva įvykdė mažindama oro taršą. Jeigu apžvelgtumėm biokuro vystymosi istoriją per paskutiniuosius 5 metus, kaip jūs ją vertintumėt? Aš manyčiau, kad didelis progresas biokuro panaudojimo srityje, nes vis daugiau savivaldybių pereina prie atsinaujinančio biokuro deginimo. Tose savivaldybėse, kurios perėjo prie biokuro, juose šiluma yra bent jau 10 centų už kilovatvalandę pigesnė. Tai niekas to nesigiria, bet aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu žmonėms. Deja, kol kas pigesnė šiluma gali džiaugtis tik tai mažesnės savivaldybės, kurios perėjo prie biokuro ir kur savivaldybių tarybos ir merai nuoširdžiai rūpinasi gyventojais. Yra mažų savivaldybių, kurios deja tikrai tokio mažom kainom negali pasigirti, o didžiosiuose miestuose tai aišku kol kas problematiška, bet palaipsniui tikrai ir didieji miestai gal ne 100%, bet tikrai pereis prie biokuro. Biokuras imamas auginti. Na, žinote, Lietuvoje yra tikrai tūkstančiai hektarų dirvonuojančių žemių, nepanaudojamų žemių. Ir viena iš galimybių tikrai galėtų būti tie būtent bioenergetiniai augalai. Čia yra labai geras skiedras, čia nėra daug. Tai biokuras, labai aukštos kokybės, o toks furgonas užpildytas vos per 15 minučių. Skiedros pagamintos pačioje plantacijoje iš iki 4 metrų aukščio gluosnių. Į juos įsisuko pirmasis šalyje kombainas. Šio kuro augintojai Lietuvoje to dar neregėjo. Iki šiol augalus pjaudavo kas kaip, o skiedras gamindavo tik po to, dažniausiai jau išgabenus medieną iš plantacijų. Gluosniai yra sodinami 75 cm tarpas, paskui 1,50 m ir iš tos 1,50 m. Ima 2 iš karto linijas. Tie diskai sukasi, jie pjauna. Krumpliaračiai suka į smulkintuvą. Smulkintuvas veikia itin dideliu greičiu, jis sugeba, dirbdamas dideliu greičiu, viską smulkinti. Skiedra ventiliatoriaus pagalba sukasi ir byra jau į priekabą. Paskui, kuo šitas agregatas geras ir, sakykime, dėl gluosnių, dėl pačios skiedros kokybės, jisai nepalieka nei vienos, jūs galėsite įsitikinti nei vienos nesusmulkintos vatų vitelių, kurios paskui gali kimšti elevatorius arba ten turėti problemų katilinės juos kūrenant. Reguliuojasi kaminas, jis sukinėjasi ir į tą ir tą pusę, kad nereikėtų važiuoti pirmyn atgal. Šitas irgi aukštis keliasi, leidžiasi, jeigu gluosniai, čia yra mažesni gluosniai. Jeigu gluosniai dideli, pasikelia, jeigu mažesni nusileidžia. Traktorius važiuoja atbulinį. Ateityje, žinoma, pritaikysim ir yra atbulinis vairas, kad traktoristui šiuo atveju būtų lengviau. Nors šią gluosnių šienapjovę kol kas tenka valdyti persisukus ir važiuoti atbulinė eiga, patyrusiam mašinistui tai nekliūtis. Atrodo, jis dar pats negali patikėti, jog taip spėriai vyksta tokio derliaus nuėmimas. Darbo našumas glumina net visko mačiusius. Tokie kombainai dar pakankama naujiena ir vakarų Europos šalise. Iš tikrųjų, tokios specializuotos technikos ir štai tokių plantacijų tikrai dar nėra labai daug kur gausu. Bet biomasės energetikas vystosi labai spėriai. Ir visam pasaulyje, ypač Europoje. Ir natūralu, kad besiformuojantis poreikis, jisai, reiškia, formuoja ir tam tikrą technologijų pasiūlą. Ir džiugu yra tai, kad tarkim, jeigu šiai dienai Lietuva jau gali pasigirti biomasės kūrenimo technologijomis, tai reiškia, lietuviškos kompanijos kuria, projektuoja ir stato biokatilinės, kogeneracinės jėgainės. Tai aš manau, kad neužilgo mes turėsim iš tokius įrenginius, galbūt pagamintus ir Lietuvoje. Šiuo atveju tai yra importinis įrenginys, reiškia, kaip sakiau, firmos Lietuvoje, tačiau, aš manau, kad nešventieji puodus lipdo, lietuviai yra išratingi žmonės, turi tikrai pakankamą potencialą ir mes galėsime turėti tokių renginių daugiau. Asociacija Litbioma propaguoja atsinaujinančios energetikos vystymą Lietuvoje ir visų pirma be abejo biomasės energetikos, nes biomasė yra tas šaltinis, kurio Lietuvoje yra iš tikrųjų apstu. Mes turime labai didelės teritorijos padengtas mišku. Ir miškas šiai dienai tarnauja kaip pagrindinis biokuro šaltinis išteklius.
Tačiau biomasės energetikos vystymas negali apsiriboti vien tik tai miško žaliava arba žaliava, kuri gaunama iš miško. Todėl mes manom, kad sekanti biomasės energetikos vystymo banga susijusi su naujų katilinių ir kogeneracinių jėgainių statyba turėtų būti paremta kitais resursais arba ir kitais resursais, kuriuos teikia ne vien tik tai miškas. Tai be abejo mes kalbam, reiškia, ir apie agrobiomasės išteklius, apie šiaudus, tarkim, mes kalbam apie komunalinės atlikas, apie dumblo galimybės panaudoti kaip biokurą. Tačiau vienas iš pagrindinių išteklių yra iš tikrųjų Lietuvos šiai dienai nenaudojamos žemės. Vien tik tai oficialiai Žemės ūkio ministerijos duomenimis yra sakoma, kad apie 170 000 hektarų Lietuvos žemė yra iš viso nepanaudojama. Tai mes manom, kad štai tokios energetinių plantacijų, reiškia greit augančių augalų plotai galėtų būti labai gerai išeitis naudoti šitą žemę ir atitinkamai mes galėtume patenkinti augantį biokuro poreikį. Lietuvoje iš tikrųjų biokuro ištekliai yra labai dideli. Jie, realiai šnekant, tie, kurie yra mūsų ištirti, ištyrinėti ir apie kuriuos mes iš tikrųjų žinome labai daug, jie sudaro praktiškai maždaug 2 kart didesnį kiekį, negu Lietuvai reikėtų, netgi 100% kūrenantis biokūrų. Tai aš manau, kad yra tik tai laiko klausimas ir investicijų klausimas, kada mes tai padarysim, kadangi šiai dienai pirmailis rūpestis be abejo yra biokuro katilinių ir kogeneracinių jėgainių statyba. Teigiama, jog tokiu vienu agregatu, dirbant 3 pamainomis visą parą, biokuru nenutrūkstamai būtų galima aprūpinti katilinę šildančią maždaug 20–30 tūkstančių gyventojų turinti miestą, panašiai tokį kaip Tauragė, Telšiai ar Utena. Kombaino bandymo metu verslininkai pastebėjo ir šiokių tokių trūkumų, tačiau jie per trumpą laiką bus pašalinti. Ateityje galvojom galbūt pasidaryti slides, galbūt kažkokius, tai bandysim eksperimentuoti su aukščiais, bet kol kas turim, ką turim ir, tikimės, kad viskas bus gerai. Kartu su mumis yra vokietis Andrė, kuris Jenzo yra darbuotojas. Tai jie nori, kad mes pasakytumėm irgi netobulumus, nes yra tokia testavimas jo. Ir mes tikimės, kad mes patys ją irgi su lietuvišku tokiu, kaip sako, gudrumu išspręsim visus dalykus. Biomasės augintojų įsitikinimu tokios technikos atsiradimas Lietuvoje jau leidžia tikėtis, jog įvykdysime ES direktyvos reikalavimą iki 20 metų iš atsinaujinančių išteklių pasigaminti 23% energijos. Lietuva, kaip ir kitos ES šalis, gali pačios pasirinkti, kaip tai racionaliau daryti. Turbūt, kad gaminti elektrą iš saulės Lietuvoje gal nebūtų labai racionalu, geriau gaminti tai, kas pas mus mūsų klimatinėse sąlygose labiausiai tinka. Tai natūralu, kad biokuras yra pati tinkamiausia sritis šitai sričiai. Kitas vertus, tai kad nustatė ES minimalią tą ribą 23%, tai nereiškia, kad mums reikia pasiekti tik tai 23 ir ne 1% daugiau. Reikėtų siekti tai, kas Lietuvai iš viso yra naudingiausia, tai kas sukuria daug darbo vietų. Martyno Nagevičiaus teigimu, 3 Baltijos šalyse biomasės galėtume užsiauginti be nedaugiausiai visoje Europoje. Todėl tik pas mus pats palankiausias būdas atsinaujinančią energiją išgauti kogeneracinėse, elektrą ir šilumą gaminančiose jėgainėse. Praeitais metais, 2012 metų pabaigoje, ES buvo priimta energijos efektyvumo direktyva, kurioje yra numatyta, kad įrengiant bet kokį katilą, kuris yra didesnis negu kad 20 MW galios, investuotojas turi privalomą tvarką išnagrinėti kogeneracijos galimybę. Tai yra net ir ES mastu kogeneracija yra skatinama, kad nebūtų naudojamas kuras vien tik tai šilumos gamybai, bet kartu būtų gaminama ir elektra, ir šiluma. Vasaros metu tame regione, kur mes gyvenam, Skandinavijos regione, paprastai elektros kainos būna žymiai mažesnės. Pavyzdžiui, praeitais metais elektros kaina Nord Pool rinkoje buvo apie 8 lietuviški centai iš kilovatvalandę. Tai turbūt būtų neracionalu deginti lietuvišką biokurą vasaros metu vietoj to, kad importuoti pigią elektrą. O žiemos metu Nord Pool rinkoje kaip tik elektra yra brangi. Ir tada apsimoka gaminti pas mus elektrą iš biokuro kartu su šiluma ir čia viskas labai gražiai susidėlioja. Kadangi gluosniai ir kaip ir kitos energetinės plantacijos, su jų Lietuvoje šiai dienai mes turim viso labo apie 2000 hektarų, nevaidino
industrinės reikšmės, kitaip tariant, reiškia, tiekimai į katilinės buvo tik tai epizodiniai, reiškia, prisiminkim, va, šitas verslas prasidėjo tik tai prieš kokius 5-6 metus su, reiškia, ES parama, reiškia, įveisimui. Tai natūralu, kad, reiškia, visi vertėsi kaip galėjo, dažniausiai tai būdavo ir rankinis sodinimas naudojamas, po to atsirado automatizuotos sodyklės, reiškia, traktorio traukiamos sodyklės. Na, mes priėjom vat ir prie mašininės jau biokuro gamybos iš gluosnių. Tai yra iš tikrųjų tas tikrasis būdas, kurio pagalba energetinė plantacija, gluosnių plantacija gali pradėti tarnauti ne tik tai kaip, gražiai apželdintas laukas, bet iš tikrųjų gali tarnauti kaip kuro šaltinis, nes, kaip visi suprantam, reiškia, žiemą katilinė turi nepristigti kuro, kuras turi būti tiekiamas planingai pagal grafiką ir naudojant štai tokią techniką, iš tokių plantacijų tai yra iš tikrųjų įmanoma. Energetinių plantacijų biokuras, jisai turi savybę būti pigesnis negu biokuras iš miško, kadangi tai yra tam tikram lauke, dedikuotame lauke auginamas biokuras, reiškia, ir jo augimas yra pakankamai greitas ir jisai yra vienalytis, sakykime, ir su tokia mašininė gamyba jo apdirbimas yra pakankamai spartus, tai visa tai lemia, reiškia, nedidelę kainą. Iš kitos pusės aš turiu pasakyti, kad biokuras Lietuvoje šiai dienai apskritai yra pigus. Jis yra daugiau negu 3 kart pigesnis negu importuojamas iškastinis kuras dujos, todėl tikėtis, kad biokuras dar labiau piktų, manau, tikrai nereikėtų, reiškia, bet va, tokių plantacijų veisimas, tokių technologijų naujų atsiradimas ir biokuro pasiūlos didinimas į rinką, jisai be abejo leistų tikėtis, kad biokuras nebrangs. Arba jeigu brangs, tai brangs tikrai labai iš lėto ir galės toliau vaidinti labai teigiamą reikšmę, piginant šilumą žmonėms. Vokietijoje pagamintas kombainas įmoniai kainavo 300 000 litų, pusę sumos ES parama. Tikimasi, jog technika atsipirks per labai trumpą laiką. Mat našumas toks, jog šiuo metu Lietuvoje esanti gluosnių plantacijų derlių nesunkiai galima nuimti su vienu tokiu įrenginiu. Švedijoje pjauna su kombainais, bet kombainai kainuoja labai daug, kuro sąnaudos yra didžiulės ir jie negali pjauti itin didelių gluosnių, dėl to švedai kartais pjauna netgi kas 2 metus gluosnius, dėl to, kad didelių gluosnių tie kombainai netgi nepajėgų susmulkinti. Ši mašina gali pjauti ir labai didelius gluosnius. Šiame lauke iš 1 hektaro bus paruošta apie 55 kietmetrių skiedrų. 1 kietmetrio kaina apie 75 litus. Tad suskaičiuoti, ar apsimoka auginti gluosnius, nesunku, o sugebantis pasinaudoti ES parama gali uždirbti dar daugiau. Po trumpos pertraukėlės ūkio ministrė atsakys į biokuro augintojams rūpimus klausimus. Taip pat sužinosime, kiek pinigų gavo Lietuva už oro taršos mažinimą. Ar vien tik tai pliusai lydi biokuro naudojimą ir auginimą, o gal yra ir minusų? Jūs žinote, yra nuogąstavimų iš miškininkų pusės, kad bus sunaikinta miško paklotė. Yra nuogąstavimų iš žemdirbių pusės, kad jeigu per daug šiaudų panaudosime biokūrui, tai bus alinama dirva. Aš manyčiau, kad reiktų rasti protingą balansą tarp šitų dalykų. Ir mokslininkai yra paskaičiavę, kiek šitų resursų galima skirti energetikai, o kitus maitinti dirvas ir miško paklotę. Jūsų ministerija dabar labai daug dirba, būtent formuodama klasterį. Miško kirtimo atliekų surinkimas, pradedant nuo urėdijų, kalbantis ir su privačių miškų savininkais, iki pat būtent biokuro deginimo, būtent tuose katiluose, kurie skirti platesniam profiliui. Galbūt jie brangesni šiek tiek, bet pats biokūras juose turėtų būti pigesnis. Tai mes manome, kad tikrai biokūro nereikia vežioti iš vienos Lietuvos krašto į kitą. Manome, kad būtų logiška, kad tose savivaldybėse, kur stovi biokūro katilai, jeigu tai yra miškinga teritorija, jis ir turėtų būti pagaminamas. Ir kol kas biokūro birža realiai nedirba.
Mes turėtumėm pirkimus skaidyti į mažesnius. Aišku, didžiosios biokuro įmonės jos turėtų užtikrinti tą pastovų tiekimą, bet ir mažieji neturėtų būti diskriminuojami. O kokia, sakykime, būtų tom ūkiniam organizacijom, pradedant nuo katilų gamintojų, baigiant šilumininkais, kurie naudoja biokurą, koks jiems būtų tikslas burtis į tą klasterį, ką jie iš to turėtų? Jūs žiūrėkite, dabar vienas iš pagrindinių, tiek Europos Sąjungos norų, būtent mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimas į gamybą. Tai, tarkime, kai tu įjungi mokslininkus į būtent naujo biokuro katilo pačią konstrukciją, tai jau yra procesas, kuris reikalauja tam tikrų pastangų. Nes mokslininkus ir tarkime, verslą suburti vieną grandinę yra labai sudėtinga. Ir aš sakyčiau, tai būtų nauja verslo šaka Lietuvai, kuri dar nėra patirta ir mes šitaip įsijungtume į žaliosios ekonomikos grandinę. CO2 mažinimo programų yra įvairių. Jas įvykdžiusi valstybė yra skatinama. Jei atitenka baudos iš tų valstybių, kurios oro taršos nemažina. Klimato kaitos specialioji programa tai yra valstybės biudžeto lėšos, kurios gaunamos už parduotus Lietuvai nereikalingus taršos leidimus ir tos lėšos gali būti skiriamos tik tai projektams susijusiems su klimato kaitos sritimi. Tai yra, tarkim, pastatų renovacija, siekiant sumažinti energijos vartojimą, tai gali būti atsinaujinančių išteklių diegimas, tai gali būti įvairūs kiti ekologiško transporto projektai, biokuro ruošimo projektai ir panašiai. Tikrai yra geri pavyzdžiai ir pačiame Vilniuje. Visi turbūt žinom Naujininkų vidurinę mokyklą, kuri tikrai labai buvo dar nuo sovietų laikų nerenovuota ir apleista. Kokiagi nauda iš tos renovacijos? Tai čia gali būti dvejopa nauda. Pirmiausia, tai, kad po renovacijos yra sutaupoma nemažai CO2 emisijų. Tarkim, pagal visus skaičiavimus, kiek mes dabar turim paraiškoje, viena paraiška arba vienas projektas mokyklos galėtų duoti maždaug nuo 2 iki 4 tūkstančių tonų per visą vertinamą laikotarpį CO2 sumažinimo. O tai automatiškai per metus leis sutaupyti nuo 100 iki 200 tūkstančių litų. Ar tai jau yra baigtinis projektas, ar, sakykime, ir kitos viešosios paskirties įstaigos turi šansų toliau dalyvauti jūsų programuose? Programa yra tęstinė, jinai vyksta kiekvienais metais, todėl ir šiemet numatytos lėšos tęsti tą kryptį. Tarkim, jeigu mes kalbame apie pastatų renovaciją, tai šiemet numatyta apie 40 milijonų litų, kurie bus skirti visuomeninės paskirties pastatų renovacijai. Ir čia jau tada truputį ratą mes išplečiam ne tik švietimo įstaigos, bet ir visos kitos viešo administravimo įstaigos. Tai gali būti ir administraciniai pastatai savivaldybių, tai gali būti ir visokie kitokie objektai, tarkim ir baseinas gali būti kokie nors įstaigų valstybės pastatai. Tai yra įsiplečia gerokai ratas ir tikrai šiais metais neužilgo skelbsim kvietimą vėl. Prie Maironio apdainuotos Dubysos įsikūrusi Ariogala. Šalia jos Dainų slėnis, kuriame kiekvieną vasarą renkasi Lietuvos partizanai. Tiesa, šį užžiemojusi pavasarį nei dainų, nei švenčių slėnyje dar neišvysi. Nors gamta jau visą mėnesį laukia tikro kokio varnėno švilpavimo ar straksinčios kielės. Nepaprasto grožio vaizdai atsiveria nuo Dubysos šlaitų. Pačios Ariogalos gyventojai savo miestelį irgi gražina. Visiškai renovuotos mokyklos pašonėje stovi sveikatos priežiūros centras, bet priežiūros prašo jo paties sienos. Galvojam, kaip sumažinti energetinius išteklius, kad mažiau naudoti mūsų centralizuotos šilumos, kad mažiau naudoti elektros energijos. Viena iš tokių dalykų. Ir galvojam, kad vis tik reikia bandyti pakinkyti saulę, statyti saulės kolektorius, kad galėtumėm vasaros šiltuoju metu pasišildyti vandenį ir taip kažkiek sumažinti
tuos energetinius išteklius, kurie brangsta, kurie yra brangoki, ir mes tuo pačiu išspręstumėm savo problemą. O iš tikrųjų mes patys turim ir maisto bloką, ten mums daug reikia. Mūsų pacientai, sakykime, ligoniai, kurie guli po 4 mėnesius, iš principo didžioji dauguma per metus čia išguli, tai jie yra gulintis, jiems reikia iš tikrųjų daug priežiūros, daug maudymo, prausimo ir yra tai viena iš priežasčių, kodėl mes planuojam ir ruošiam jau projektus pasistatytas tos saulės kolektorius. O daugiau Ariogaloj, ar yra kažkokių tai pastatų, kurie naudotų alternatyvią energiją? Taip, yra mūsų Ariogalos vaikų lopšelis darželis po renovacijos irgi pasistatė saulės kolektorius, ir aš norėčiau pasakyti, kad ir nusirašyti noriu nuo jų, kad vis tik pasišnekėjau su darželio vadovybė, kad iš tikrųjų tai yra naudinga, jie sutaupo, gan ženkliai sutaupo, reiškia, piniginių resursų, naudodami šitą vandens pašildymo būdą. Bet jūs ko gero sutaupytumėte dar daugiau, nes jums nebūdingas sezoniškumas. Ja, be abejo, ir mes esam mūsų pastatas ir gan tokio dėkingoje vietoje, pagrindinis stogas, didžioji jo platforma išeina į pietryčių pusę, kai iš pietrytų mes gaunam saulę, čia mums niekas neužstoja, ir iš tikrųjų mes jau pradedant kaip ir šiais metais, kaip ir šį sezoną, pavyzdžiui, žiūrint, kiek saulės mes turim, tai balandžio, spalio mėnesiais aš manau, kad mes iš tikrųjų patenkintume savo poreikius šildami saulės energiją. Individualūs gyvenamieji namai, jie buvo visiškai užmiršti ir turbūt tik tai jūsų programa leido kažkokiai daliai žmonių pasirūpinti tuo savo būstu. Taip, iš tikrųjų, klimato kaitos specialioji programa yra vienintelė šiuo metu programa, iš kurios galima finansuoti individualios paskirties gyvenamųjų namų modernizavimą. Ankstesnės programos buvo skirtos, kaip ir sakėte, daugiabučių namų modernizavimui, o nuo praeitų metų per šitą programą mes galime finansuoti ir privačius namus, 1 ar 2 būtų gyvenamosios namus, jų modernizavimą. Ir čia gali būti parama skiriama 2 kryptimis, tai yra pačių pastatų atnaujinimui, modernizavimui, tai yra, tarkim, sienų apšiltinimui, stogo pakeitimui ir apšiltinimui, langų pakeitimui, durų ir panašiai, šildymo sistemos visos sutvarkymui. Ir kita kryptis, tai lygiai taip pat tose pačiose namuose galime įdiegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Kaip pavyzdys galėtų būti, tarkim, saulės kolektoriai karštam vandeniu pašildyti, gali būti įvairūs šilumos siurbliai, geoterminiai siurbliai, kurie naudoja žemės energiją, gali būti iš oro paimama energija, pakankamai modernus sprendimas ir patrauklus, taip pat gali būti biokuro katilai, kurie atskirai gali būti irgi finansuojami, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius katilus. Taigi, praeitais metais ir šiemet atsiranda ta kryptis. Jeigu statistikos būtų įdomu sužinoti šiek tiek daugiau, tai galiu pasakyti, kad praeitais metais buvo tikrai didelis sudomėjimas, ne visiems užteko lėšų. 76 projektai yra užregistruoti su galimybė gauti paramą iš praeitų metų programos renovacijai. Apie 50 projektų diegia atsinaujinančius energijos šaltinius. Šiemet planuojama, kad skaičius paraiškų bus gerokai didesnis, kadangi finansavimas patvirtintas didesnis, tai tarkim pastatų renovacijai tai galėtų būti virš 300 namų. Praėjusioje laidoje skambėjo štai toks klausimas. Kokio pločio yra kūlgrinda nutiesta per Varnių regioninio parko pelkę? Teisingas atsakymas – 7 metrai. O pirmoji teisingai atsakė Inga Pelanytė. Ingai keliauja prizas savaitės leidinio prenumerata mėnesiui. O mes skelbiame naują klausimą. Kiek kainuoja 1 kietmetris skiedrų gautų susmulkinus gluosnių vyteles? Laukiame jūsų atsakymų. Pirmasis teisingai atsakęs bus apdovanotas savaitės leidinio prenumerata, o visi atsakiusieji keliaus į loterijos finalą, kuriame galima laimėti ekologišką šaldytuvą Snaigė A++. Atsisveikiname iki kito šeštadienio.